įmama dusinti bet kokią teigiamą iniciatyvą. Kaune keliamos bylos vaikams užkreida užrašytą šūkį tiesos. Nejau tai bijome to žodžio, kad pradėjome kovoti su vaikais. Dar nesenai guodėmės, kad mūsų inteligentai neaktyvūs. Lyg tyčia tokių atsirado, turinčių ką tautai pasakyti ir norinčių tai pasakyti. Tik kalbėti nebuvo kur. Televizijos kanaluose neatsirado vietos. Užtenka vietos gąsdinimams, šokiams, netikroms nuotakoms, greitųjų kreditų reklamoms, kurios kvailina piliečius ir net priverčia bėgti iš Lietuvos. TV ekranai užteršti visokiais senais ir naujais rūšiškojo imperializmo kalambūrais. Po ilgos pertraukos vėl mums peršama Naftalinis, Štirlicas ar panašus į šį dabartiniai supermenai ginantis Maskvos interesus. Taigi norintys prabilti garbus piliečiai pasirinko gatvę, bet ir ten pasirodo negalima, ne tik negalima, bet ir griežtai draudžiama. Kas žino, gal buvę signatarai ar buvusiais ministrais pradės valstybę griauti. O juk visiems aišku, jei įstatymas varžo teigiamas pilietinės iniciatyvas, vadinasi, toks įstatymas paseno ir jį reikia keisti, o ne tampyti po teismus.